Sveiki kolegos, šiandien noriu Jums papasakoti apie kuprą. Dar kitaip paprastai jinai vadinama šlapiu šilku. Koksgi tai audinys ir iš ko jisai yra gaminamas? Šita medžiaga yra gaminama iš medžio drožlių ir medvilnės pūkų, pridedama kokoso pluošto ir kitų priemaišų, kuriuose gausu celiuliozės. Visa tai yra apdorojama vario sulfatu ir amoniako. Rezultate gaunami skaidrūs, lygūs, ploni, tvirti siūlai. Audinys plonas, labai minkštas, yra atsparus blukimui, po skalbimo nesitraukia. Tai kvėpuojanti medžiaga. Vasara duoda tokį labai malonų vėsumo pojūtį, o žiemą nuo jos atrodo eina šiluma. Paviršius jos blizgus. Sušlapus medžiaga yra lengvai pažeidžiama, todėl būkite atidūs kolegos, kai išskalbėte, gaminius reikia padžiauti ant pakabos arba džiovinti horizontaliai. Skalbimas turėtų būti kiek galima švelnesnis. Audinys puikiai drapiruojasi, sudaro labai tokias gražias minkštas klostes. Kokybiškai pasiūti gaminiai iš šito audinio atrodo be galo prabangiai. Gražių Jums gaminių, nepamirškit paspausti like, su Jumis buvau aš, Ramunė Savelienė.